Visa diena sninga, visa naktį sninga, visa amžius sninga, kol apsningam. Visa diena sninga, visa naktį sninga, visa amžius sninga, kol apsningam. Gera būt laiminga arba nelaiminga, gera po kelionių grįžti į namus, o užnuoja kelią reikia ir taurelę, ir dar daug ko reikia, jeigu nori būt. Visa diena sninga, visa naktį sninga, visa amžius sninga, kol apsningam. Visa diena sninga, visa naktį sninga, visa amžius sninga, kol apsningam. O užnuoja kelią reikia ir taurelę, ir dar daug ko reikia, jeigu nori būt vidury to kelio ir su tais, kas kelia, ritamės mes patys, tai nesvarbu. Visa diena sninga, visa naktį sninga, ir labai nesninga, kad apsningam. Kartais nebesninga, tai irgi nesninga. Ir jau neišlėtų virstai senus. Stasys Jonauskas, Latvijai. Mėlynas tavo dangus. Ar jis gyvenimas tavo? Ar tik vaizdelis, važiuojant vasaros viduryje? Kas ten? Pašvaistė ar debesis tyliai baltavo? Ir pažemės linko į šiaurę vėstanti Žemaitija. Ko taip kiekvieną pavasarį gulbės ir žąsys lekia į ežerus tavo, kuriuos dangumi nudažai? Kaip šviečia Europoje tavo padangė, kai dega amžiną saulės laiką joninių naktį laužai. Jiems gestant saulelė vėl grįžta iš kur atėjus, palieka į grūdus, šaknis ir sėklas tavy, kad po pasaulį nešiotų jie žmonės ir vėjas, ir pavasarį vėl šokinėtų visi, kas gyvi. O kibirkštys nuo tavęs pašoka į tolimą dangų ir krinta kaip žvaigždės, liepsna užgesindamų savimi. Kiek amžių tą ugnį lyg raštą nešioji ant rankų, kad neužpūstų kaip žodžių jos vėjai ar svetimi. Tyla vos tavęs prisilietus pavirsta į dainą, o žodžiai į tylą, ir kelia į šviesą amžiną žemę rupiąją žieve. Ir tavęs ąžuolai tarsi žmonės pakyla. Ir žmonės, kaip ąžuolai, sugrįžta atgal į tave.
tu rugius, o rugiai tavo žemę siūbuoja. Ir žiedadulkės pažemę neša iš Lietuvos pietys. Gintaras, jūros pušis, amžių po amžiaus žaibuoja. Bet ne šiaurus tavo vėjas, kai remias į petį petys. Būkit pasveikinti, susirinkę į Tarptautinio festivalio Poezijos pavasaris 2025 renginį Stasio Jonausko skaitymus Toks gyvenimas reikia čiulbėti. Tai 7 skaitymai, kurie vyksta mūsų rajone. Jeigu pirmieji skaitymai, kurie vyko Skuodo meno mokykloje, vyko pagal Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešosios bibliotekos projektą renginių ciklą Mirksnis, kai švietė dangus, visi kiti Stasio Jonausko skaitymai vyksta privačiomis iniciatyvomis, be projektų, be kieno nors finansavimo, tiesiog surėmus pečius, kaip ir kalbama šitame Stasio Jonausko eilėraštyje. Ir labai džiugu, kad kiekvienais metais randasi tokių, kurie savo darbų lėšomis prisideda prie šio renginio organizavimo, nes kitaip ir negalėtų būti. Stasys Jonauskas, turėdamas begalį pasirinkimų ir ne kartą kviestas į Lietuvos didmiesčius, į kuriuos taip veržėsi mūsų jaunuomenė, pasirinko gyventi čia, kur ir gimė, Skuodo rajone, o paskutiniųjų savo dienų praleisti grįžo į savo gimtinę Giesalus, kuriuose mes dabar ir esame. Kitaip ir negalėtų būti. Šiame renginyje turi dalyvauti ne tik Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus poetai, bet ir Latvijos rašytojų sąjungos Liepojos skyriaus poetai. Nes Giesalai taigi visai šalia Lietuvos ir Latvijos sienos. Dėl to ir Stasys Jonauskas, gimęs ir augęs čia Giesaluose, iki pat savo gyvenimo pabaigos bendravo su kolegomis poetais iš Latvijos, vertė jų kūrybą, populiarino Lietuvoje ir dėl to šią tradiciją ir tęsime. Nepaprastai džiugu, kad šis renginys, tai yra 7 Stasio Jonausko skaitymai, yra absoliučiai išskirtiniai. Kas čia tokio naujo? Jeigu dalyvauja visi tie, tai yra ir Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus poetai, ir Latvijos rašytojų sąjungos Liepojos skyriaus poetai, kurie dalyvauja kiekvienais metais. Vienas kitas lankosi pirmą kartą mūsų rajone, bet dar niekada neturėjom garbės, kad šitame renginyje dalyvautų pati Latvijos ambasadorė Lietuvoje Solveiga Silkalnė. Tad ir kviečiu ją tarti sveikinimo žodžius. Kadangi viešnia kalbės savo gimtąją, tai yra latvių kalba, kviečiu jai pabandyti vertėjauti gerbiamą mūsų rajono režisierių, dramaturgą, prozininką, poetą ir vertėją Edmundą Umpilį. Labadiena, labas vakaras jau. Manu vārdu Solveiga Silkalne, aš Latvijos ambasadora Lietuvoje. Es šodien biju vizītē Mažeikios un Skodā. Šiandien jau spētu kārt pabūt Mažeikios un tad atvažiavot Skodu pas mums. Un, kad uzzināju par šo zejas pasākumu, Kad tik sužinoju apie to dabartinį poezijas renginį. es gribēju šo skaisto dienu noslēgt ar dzeju. Nu ir tikis, kad šiandien turi gražią dainą, didelę fainą bus užbaigti su poezija. Un arī pateikt lielu paldies no Latvijas vēstniecības visiem,
kas Latvijas un Lietuvas pusē, Klaipēdas, Liepājas un visā mūsu šajā pārobežu sadarbībā arī veicina dzejnieku un dzejas kontaktus. Didelė baisė nuognė dėkavo savo ambasadas po visą, sakant, santykį už to, kad teik ilgai, teik mes šaunę tvirtą palaikontus draugiškus ryšius, reiškia, tarp Lietuvos ir Latvijos tų poetų, ir kad čia jau ne pirms karts ir didelė džiaugas, voti priecelės. Un visbeidzot, es vēl mācos lietuviešu valodu, es vēl kautrējos runāt, bet jau saprotu, bet arī neesmu, man nav dzejas talanta, man māte ir un vectēvs ir publicējuši dzeju Daba atpūšas manī. Bet es tāpēc gribēju uzdāvināt no sevis rīkotājiem arī dažas dzejas grāmatas un arī vēstniecības atbalstīto materiālu, lai jūs arī tālākam darbam iedvesmotu un jums pateiktos. Paldies! Sākam, pri poezijas gal ne daug tokį siekti ryšį, bet anas, kaip sakot, iš mamos ir tai tokie dalykai, ir čia padovanoja mums tų poezijos knygų dovanėlį, ļoti skaistų dāvinu. Paldies jums, tagad es klausos. O čia jums tiesiog poezijos pavasario simbolis, paukštis, nes paukštis gieda ir poetai irgi gali poeziją laikyti giesmėmis savo. Ir paukštį parinkom tokį, kad primintų jūsų valstybinės vėliavos spalvas. O, jā. Ir mums primins jūsų karo krasas. Jā, paldies. Nu, mes braucam tavā. Gerbiamai ambasadoriai, ir tikimės, kad jie tikrai pabus valandą su mumis, pasiklausys ir dainuojamosios poezijos, ir dviem kalbomis skambančios poezijos. O dabar norėtųsi pakviesti žodį tarti kitą viešnią iš Latvijos. Čia reikėtų sakyti, kad ambasadorė buvo viešnia iš Lietuvos. O dabar norėtųsi pakviesti tarti viešnią iš Latvijos, būtent Latvijos rašytojų sąjungos Liepojaus skyriaus pirmininkė Linda Zulmanė. Būtų pageidavimas, kad Edmundas taip pat išverstų. Gal aš matau, Labdien! Sveicieni no Liepājas dzejniekiem. Esam atbraukuši kā katru gadu pavasarī. Kurš metās atvažiuoja mūsų drauga prietelė iš Liepājas, į dzejnieką poetą, kaip tas pats ir dzej ir Mēs jau katru gadu maijā pie jums braucam. Kurš metās, ja septīto gadu. Jā. Jau 7 metri. 7. gadu, un mums ir liels prieks, ka pagājušā gadā jūs bijāt arī pie mums, jo mums dzejas dienas ir septembrī. Džiaugas, kad jau mes nesam ķaulis, kad atvažiuojam, esam Liepoja, reiškia, jau rudenį, kā prieks poezija, pas pavasarį, pas rudenį. Ir tokį baisę, gražiai tą draugystį, čia rudo, čia pavasarį, čia rudo, čia pavasarį. A dzejnieka, dzied visą. Un ziemu, vasaru, pavasarį. Čia jau nepratins. Aš jau užavau uz viņu runāju. Tā kā mēs gaidām jūs septembrī pie mums, 13. septembrī, jau ir zināms laiks, 13. septembrī gaidām pie mums ciemos, un šodien lai skan dzeja, un te mēs arī esam atveduši pēdējos savus darbus, kas ir izdarīti. Te ir gan dzeja, gan arī vairākas grāmatas. Šī ir ābece. Jā, briesmīgā ābece. Uz katra burta pa dzeju. Esi tik pavojīga, bet cēta pa carki pranusē. Un vēl dažas grāmatas.
Un tā kā Liepājai šogad paliek, jau palika, varētu teikt, 400 gadu, tad šeit ir arī Liepājas jums krūzīte. Un vēl dažas lietas. Tā kā Tad netik skolotīlei poļu vēl Lygi kraujo, kai žaibavo be galo aukštai ir pakilę gyventi iš naujo bėgo žmonės ir jų daiktai. Jie nieko nematantiems reiškia, ar tik uglį, kuri užges. Jeigu bėgdamos minios traiškia, juos pačius tarsi dvaro sraigės. Ar jie vienas į kitą rėmės, ar ko išmoko pasaulį šiame, ar nurimo jų galvos rėmos, jeigu kojos dar bėga žeme. Ar tik būsimas savo vaikus, kai pro šalį vis ėjo ir ėjo, laikas nešdamas metų pulkus. Gal nebuvo nei karo, nei maišto, jei ir buvo be galo seniai. Kai praėjo laikai, jie susimaišo, tarsi chemijos junginiai. Ar jie vienas į kitą rėmės, ar ko išmoko pasaulį šiame, ar nurimo jų galvos rėmos, jeigu kojos dar bėga žeme. Ar jie vienas į kitą rėmės, ar ko išmoko pasaulį šiame, ar nurimo jų galvos rėmos, jeigu kojos dar bėgo žeme. Ar nurimo jūsų galvos rėmos, jų kojos dar bėga žeme. Pasiklausius dviejų dainuojamosios poezijos kūrinių, tekstai būtent Stasio Jonausko, būtų pats laikas pradėti šiandien poezijos skaitimus. Ir poezijos skaitimus šiandien pradės Lietuvos rašytojų sąjungos, Klaipėdos skyriaus narys, poetas, prozininkas, eseistas, dramaturgas, humanitarinių mokslų daktaras Dainius Sobeckis. Labas vakaras.
kaip malonu atvažiuoti, tai šiandien pasirašiau visiškai kelis skirtingus eilėraščius. Vieną ir šiai vietai, kitą ir sovietskiškai, ir kitą nesovietskiškai, tai nežinau, kas gausis. Tai lietuvių kalbos grožė. Po atostogų užduodu mokiniams rašyti rašinį apie patirtus įspūdžius po vasaros. Ir kągi jie neprotestuoja, atsiverčia sąsiuvinius, lietuvių kalbos ir literatūros užrašus ir visaip stena. Tarsi sakytų, mokytoja, slėpkis krūmuose, slėpkis po lapais, slėpkis sliekų pavėsyje, nebus čia muilo burbulų, nemuilink čia man akių, reikalinga tu man kaip šuniui penktą koją, ko prikibai kaip lapas prie užpakalio, kad tave sliekas prarytų ir į gabaliukus padalytų, kad tau krybai į ausis užkištų, kad tavęs varnas sulestų, eiktų balų deginti. Kad tau nežėtų ir pasikasyti negalėtum, kad tau liežuvis nudžiūtų, nesigirk čia per daug, kad užpakalis neišgirstų ir kojų nepakirstų. Vakare skaitau mokinių rašinius ir siunčiu juos šunim šėko pjauti. Visi jaunuoliai turbūt čia susirinkę žino AC/DC grupę ir klausėsi kada nors, ne? Tai AC/DC. Akių rainelės mėlyną jų spalvą gavau iš motinos Teresės. Kraujagyslėmis varinėja, raudoną tirštą skystį pumpuoja širdį Josifas. Nukastą vieną ausį man suteikė Vincentas. Pasaulyje greičiausiai bėgu kojom Usaino. Balso stygas su iškalbos menu gavau iš Adolfo. Plaučius cigaro dūmais man įkvėpė Fidelis. Kalbėti, burną, ragauti viskį gavau iš Winstono. Man nosį su bokso kriaušė suteikė Silvestras. Rankas ir geležinius raumenis turiu nelyrinio herojaus I'll be back. Jau pasiruošęs Armagedono kovai, tad kopėčiomis iš dangaus jau lipk žemyn, varžovė mano. Dar galiu? Jurgelį meistrelį. Jurgelį meistrelį, auklėk savo vaikus. Viskas gyvenime iš meilės, netgi vaikai. Nesvarbu, kokioje dalyje pasaulio gimsta, kurioje šalyje, ligoninėje ar po tiltu. Jurgelį meistrelį, auklėk savo vaikus. Gimusius iš didžiosios motinos, iš jos ir tavo kraujo, išnešiotus žemėje po saulę ir pjautuvu. Jurgelį meistrelį, auklėk savo vaikus. Neleisk jiems kasti, kandžioti, siurbti žmonijos syvus. Susirink savo vaikus iš visų pakampių. Jurgelį meistrelį, auklėk savo vaikus. Jų beveik tiek pat daug, kaip smilčių pajūriuos. Jiems patinka turistai, poilsiautojai prie kūdrų, ežerų, tvenkinių, kūdikiai prie balų griovių. Jurgelį meistrelį, auklėk savo vaikus, kuriems patinka stovintis vandens telkiniai, nemėgstantis upių, upelių, brendantis iki kelių, plūduriuojantis ant vandens. Jurgelį meistrelį, auklėk savo vaikus. Dabar jų tik 100, bet kiek bus anūkų, provaikaičių, nesuskaičiuojama daugybė, kol pavirs į begalybę. Jurgelį meistrelį, auklėk savo vaikus, Jurgelį meistrelį, auklėk savo vaikus, uodus. Ir paskutinis. Mi, re, do. Nemirtingumas pažadėtas tiems, kurie numirs, amžinai gyvens. Tau reikia mirti greitai, pribloškiančiai ir neskausmingai. Tuomet bus užsakytas giedotojų būrys, jis palydės koridoriaus galais. Mirė Don Žuanas suvedžiotas juodos našlės. Mirė dominų žaidėjas kauliukų savo. Mirė dogmatikas paklydęs liturgijos reformoj. Mirė
praeiti. Mirė dosnus pasaulio žemės inkvizitorius. Mirė donoras tenoras balso įstabaus. Mirė mūsų artistas sudegusio teatro. Mirė do. Dėkui labai ekspresyviam Dainiui Sobeckiui. Dabar norėtųsi pakviesti viešinį iš Latvijos. Ineta Stalgalė spausdino savo kūrybą įvairiuose Latvijos periodiniuose leidiniuose, bet jos kūryba yra spausdinta ir Lietuvoje, pavyzdžiui, tokiame gerai žinomame prestižinėme leidinyje kaip Nemunas. Ir man šiandien teko garbė su Laura Jurema išversti jos porą eilėraščių. Prašom paskaityti originalų kalbą. Aš paskaitysiu ne žemaičių, bet šį kartą valstybinę lietuvių. Labvakar, labas vakaras. Divi dzējoļi. Jā. Esmu abinieks, lēni un stīvi kustinu ķermeni. Augstā āda nav augsta iekšpusē. Uguns un lavas upes no krāsnī plandošās dunas tur plūst caur sirdi, caur māras kambariem, priekškambariem un goda istabā. Aizčep abinieks zālē nobijies. Augsta āda, sirdspuksti dārd, tavs skatiens sapini jau tā lēno mani. Sekli noplumšķi daži vārdi, pievelku augstās rokas. Aš amfibija. Lėtai ir nerangiai judinu kūną. Šalta oda. Viduje nešalta. Ugnies ir lavos upės veržiasi putomis šorkaitės. Teka per širdį, per marus rūmus prieškambariais ir menėmis. Žolėje sukrepžda amfibija. Išsigandusi. Šalta oda. Širdis daužosi. Tavo žvilgsnis sutrikęs. Tai mane stabdo. Sekliai pliumteli keletą žodžių. Patraukiu šaltas rankas. Par maz nodedzināt cukūti un aprakt pērles dziļi sevī. Neaizmirstamā dzelmē aizcērtas gliemežvāki. Es viena zināšu, kur. Per maža sudeginti kiaulidę ir palaidoti perlus giliai viduje. Neaprėpiamoje gelmėje. Uždaryti kriauklėse. Man vienai žinant kur. Paldies. Paldies! Tęsiam poezijos skaitymus. Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus narys, poetas, prozininkas, rašantis ne tik suaugusiems, bet ir vaikams bei jaunimui, socialinių mokslų daktaras Darius Rekis. Labą vakarą. Nakties šokiai išskrenda raganos, jautrioms stygoms neleidžia ramiai miegoti. Ryte atgimstančiose nuoskaudose širdgėlų veltinis nešildo net vasarom ir tiek to urzgimo. Vienišų plojimų pasakose akise pilnačiai aidint. Tik laimingieji laukia pranašo mėnulį perkalbėti. Ir karuselė. Naktį vienas sukuosi vaikiškoje karuselėje. Žvaigždės byra į skruostus, negaliu atsimerkti, bet žinau. Mėnesienos siūlais pririšta prie balto arkliuko mane vejasi jie, žvelgdama pavimui iš vaikystės. Iš tamsos medžių juokas attaidi pelėdų ūbavimo sukryžiuoti kardų į laukymę, kurioje palikta karuselė. Nesvarbu, jeigu kas pamatys,
Jau nebijau būti miške, kuriame pasiklydau, kad tik manęs neišsigąstų. Man buvo pradėta rytais šalta, bet labai greit pozijas kažkokios sušalau. Bet aš turėjau minti vien tik dainą kartu padainuoti, kur man atrodo labai sušildytom, nes aš norėčiau, kai jis kartu padainuotumti. Aš labai džiaugiausi, kad man darė šį vakar leid biko dainuoti, tai noriu padainuoti dainą anos tekstų. Tai 3 žodžius tik tai reiks pritarti, galim pasimokyti. Silpnus ir mažus, silpnus ir mažus, silpnus ir mažus, silpnus ir mažus. Bandykime viską, arba žinai, ką Latvijoje išgirstum. Silpnus ir mažus, silpnus ir mažus. Kaip lašas, jau vien dėl to, kas spėja patirti, koks prieš meilę tau. Silpnus ir mažus, silpnus ir mažus, silpnus ir mažus, silpnus ir mažus. Kas tas ir, jeigu ronkai ronka, o tas nuočiai širdis į širdį. Kartas sanos į žeimą lonka, jie tik sparnų virpėjimą girdi. Visus griekus atleid ir atuota gali.
apiplėsmenta dalia, nes žodė povanas. Tęsiam toliau skaitimus. Ir tiesiog labai dėsninga, kadangi daina dabar nuskambėjo būtent žemaičių kalba, tai ir vienos viešnios, tai yra Gunitos Laksdinios, vieną eilėraštį Edmundas Untulis išvertė į žemaičių kalbą, nes jis paprastai kalba tik žemaitiškai ir verčia į žemaičių kalbą. Bet šį kartą perskaitytą eilėraštį sau leisiu aš, kadangi eilėraštis pernelyg moteriškas. Laicīgi. Manai pilī vīli saprušas vaļā, un caur pirkstiem sapņi tā kā smiltis tek. Traukus ziedus grūti nosargāt ir salā, saules kurvis stiprāk, tad, kad saule lec. Sapnīgi mūri neatcelsi apkārt, un vēl grūtāk būrī būtu ieslēgt to. Tad, kad mīli, gribas topies var piekārt, un no laimes apskaut katru nolēmto. Tad, kad mīli, visa pasaule ir vaļā, nekas neiespējams taviem spēkiem šķiet. Liekas mainīt visumu ir tavā varā, krāsas košākās, tad varavīgs nešķiet. Diemžēl mīlai mēdz būt arī maldu dabu, tukšiem solījumiem apvārdot tā prot, un kad saproti, ka izsapņotais galā, pašai savā lētecībai jāpiedod. Pavadinimą galima versti dviejopai. Gali būti lengvabūdiškumas, gali būti patiklumas. Tai tegu bus šį kartą patikloms. Monapelis parsūlis kleidės beveizont. Vo properštus svajonis kap smiltis paverst. Trapežėdų sunkiai iškeravoti šalom. Šalnas skaudiausia konda, kumat saulė pakelst. Svajonis neapmūrysi, aklina mūras eina. Da sunkiau būtum į narvaną uždaryti. Kuomet myli, nori senam skombinti kas deina. Ir iš laimės kožną nuskriaustoja kabinti. Kuomet myli, visas pasaulio duris tavadaras. Nieka nėra, ko to nestavotum įveikti. Net visą tą tavęs klausa, kaip klosnos padars. Barvas ryškis ant vaivorykštis jamas kleisti. Gaila, bet meilė tokia lemta paklysti. Ant toškių pažadų vilionių pasimauti. Ir kuomet pajunti, kad svajonis buvo kvailystės, beliek dėl savo patiklumą tik atgailauti. Vārdi kā liekana dziesma, kā mūžības karoks mastā plīvi. Vārdi, ko teica man šodien, tie ir vārdi, ka kāds mani mīl. 3 vārdi, kā asas gultas, kāds šodien manā sejā redz. 3 vārdi, es tevi mīlu, sirdī man karstām sārtām liesmām dedz. Vārdi, kā krāsaini sapņi, vēl manā dvēselē līst. Vārdus, ko teica man šodien, nekad man laikam neaizmirst. 3 žodžiai. Šį kartą vertimas mano, todėl ir lietuvių bendrinė, tai yra valstybinė kalba. Žodžiai tarytum lopšinė, vėliava amžinybės iškelta. Žodžiai, kur pasakei šiandien, tai žodžiai, jog esu mylima. 3 žodžiai kaip aštrios strėlės, šiandien matomos man veide. 3 žodžiai, aš tave myliu, širdį uždega karštą rausvą liepsną. Žodžiais, kaip sapnais spalvingais, mano sieloj vis dar lis. Žodžiai, kur pasakei šiandien, jau niekada nepasimirš. Poezijos skaitimus tęsia jau matytas ir girdėtas režisierius, dramaturgas, prozininkas, poetas ir vertėjas, vis daugiau ir vis dažniau verčiantis iš latvių kalbos Edmundas Untulis, kuris ir savo kūrybą taip pat yra išvertęs, gerbdamas svečius ir į latvių kalbą. Prašau.
sakau, gimta kalba ta, kad rūpėjo kart išgirsti lūkesčių gulėdamas. Ir tik tarp daug kalba įmanoma rašyti poeziją. Proza gali rašyti kaip nori, anglišką, vokišką, rusišką, lietuvišką, žemaitišką. O poezija jau kaip išgirda. Dzirta valoda, kur tu dzirdi ausim. Ir kada tu voli šaupulį, ar tėvus matė, lakus rūna žemaitiški. Žemaitiški valoda. Ana škeiras tam pamazam. Так. О, теперь. Опа. Миниатюра. Не приедешь, не приложись, люб сакить бабунели, bet skane paėdės, visuomet apsilaižysi, liaus aptikti bočius. Nepaėdės, nepilaizysi, bet ateik vets maminę. Kad garšykį paėdės, vien ir lūpas nulaizysies, bet ateik vets kelyšį. Pasaka apie katilėlį į gaidėlį. Pati tinkamiausi mokomoji priemonė per gyvenimą įgodimų pamokas. Umet rokunsokas aple partnerystės tuoką. Pasaka per kakelį un gailyti pats labakaisis glitojo štryks, kur sliuoti lėlis kino skaidroje partnerą ticybos gyvės lietas. Paugušiu ar būt saprata, tas nuozimė. Taip, tas. Nu. Vasara bengas anksti rudenį. Žeimų parenas skubėdama iš rudeniais. Pavasaris prasideda žeimą bengontais. O vasara visuomet būna trumpa. Vasara beidzas agro rudenį. Ziema atnak nesteidzotis nuo rudens. Pavasaris saka ziemas beigas. Bet vasara vienmer nuotiek parak visi. Kaime kopūstus gėmės, kaime augės, į miestą papaulės, anam neliaudas. Nusiraiškuoti kaimą, į slaptiom svajom šiaus gali sugrįžti kaimą numirti. Ciema kapustus dzymis, ciema uzaudzis, jie kritis pilsėta, tur neapstojęs katrų dienų meklė ciemum, lotis repenis apmoja. Šiaudinės dienas, beig dzimšėtas vietom. Mano filosofija, pėdiniais dėjulis. Einu. Ir nenoriu lygi galo nueiti, nes nežinau, tai nueis, beleis kas nors toliau eiti. Es eju. O negribulits galam nuėt, jos nezinu, vai tu raizėjot, es varsiu brėvi talak jėt, vai man tas tiks atliauts. Viskas. Skaitymus tęsia taip pat ne tik rašytoja, bet ir vertėja, kuri puikiai gali versti iš lietuvių kalbos į latvių kalbą ir atvirkščiai, Jana Eglė. Jana Eglė skaitys savo kūrybą iš visai neseniai, tai yra gegužės pradžioje, Klaipėdoje pristatyto tarptautinio almanako. Galime visiems parodyti, kad visi matytų. Ir galima apsukti antrą pusę, kad visi matytų. Čia spausdinami ir lietuvių poetų, ir latvių poetų eilėraščiai. Almanakas yra dvikalbis. Ar skaitysite originalo kalbą ir man paskaityti lietuvių? Ar pasikviesite ką nors labiau tinkantį porą? Nē, es gribētu, lai šodien Lietuvių suteikta. Satikāmies pēc 7 gadiem. Visas mūsu iemīļotās kafejnīcas bija bankrotējušas, vai pārceļoties uz jaunu vietu, zaudējušas būtiskos vairstus. Mēs sēdējām pie loga franču maisnīcā un gandrīz nemaz nerunājām. Viņa rokas joprojām dzīvoja neatkarīgi no viņa, un pieri klāja tās pašas senās valdes.
uz ielas sniga. Kārtēnās mīklas pārslas liegi virpuļojot klājās man klēpī. Viņš izklaidīgi vēroja, kā izčākst sirds kapučīno putāls. Rokas pašam nemanot plēsa nost vecās kreveles, sārta sula sūcās no ādas. Viņš notrauc to ar pirkstiem un slepus ieslaucīja biksēs. Tu nemaz neesi mainījies, es teicu. Skaties, cik elēģiski snieg, viņš teica. Un tas būs Edmunda Untuļa tulkojums, taču man ir vēlēšanās, lai sievietes šoreiz lasa. Susitikome po 7 metų. Visos mūsų mėgstamos kavinės bankrutavo arba persikilusius į naują vietą, prarado esminius veido bruožus. Sėdėjome prie lango prancūziškoje kepyklėlėje ir beveik nekalbėjome. Jo rankos vis dar gyveno atskirai nuo jo. Ir kakta buvo padengta tomis pačiomis senovinėmis vatomis. Gatvėje smigo. Sluoksniuotos tešlos dribsniai švelniai sukosi ant mano kelių. Jis atsainiai stebėjo, kaip jo širdis išopėja tarsi kapučino puta. Rankos savaliaudamos draskosi nušašus. Iš odos išsiveržė rausvos sultys. Jis nudrėskė nuoplaišą pirštais ir paslapčia nusišluosto į kelnes. Tu visai nepasikeitei, pasakiau. Žiūrėk, kaip elegantiškai sninga, atsiliepė jis. Lielā dzīvoju jau 25 gadus. Ar kaimiņiem nedraudzējos. Tomēr satiekoties sveicināmies. Lielākoties katrs savā valodā. Māja ir 5 stāvi. No 14 manas kāpņtelpas dzīvokļiem 6 mīt vientuļas sievietes. 2 vientuļi vīrieši. Pašā pēdējā numurā dzīvo vientuļš vīrietis ar vientuļu māti ratiņkrēslā. Viens dzīvoklis ir ilgstoši neapdzīvots, bet 5. stāva 41. kuram visi logi saules pusē, nemitīgi mainās iemītnieki. Mēs satiekamies reti. Man ir aizdomas, ka neesmu vienīgā, kas pirms iziešanas ilgi ieklausās kāpņtelpas klusumā. Taču mājai ir plānas sienas un saplaisājuši stāvu pārsegumi. Tiem cauri sūcas smakas, skaņas un dažkārt pat plīsušu cauruļu šķidrumi. Tiem cauri laužas kaimiņu balsis, es tās pazīstu, kaut nezinu, kura pieder kuram. Viņi stundām runā pa telefonu, viņi raud. Viņi neskaitāmas reizes atskaņo vienu un to pašu dziesmu un skaļi dzied līdzi. Viņi cep zivis, šmorē gaļu un smēķē. Viņas sagaida savus vientuļos viesus, klāja galvus, vēlāk naktī ritmiski elso un vaidi. Viņi atstāja suni uz visu dienu vienu pašu, arī suņa balsi es pazīstu. Viņi klusēdam izslīd savu kāpņtelpu, atstājot ilgi gaistošus parfīmu mākoņus, es tos atšķiru, kaut nezinu, kurš pieder kuram. Man ir kārtīgi un labi kaimiņi. Viņi nedzer, nekaujas, nepiemēslo koplietošanas telpas. Nekad neesmu dzirdējusi viņus skaļi smejamies. Jau 25 metus gyvenu Silkių gatvėje. Su kaimynais nedraugauju, tačiau susitikę pasisveikiname. Dažniausiai kiekvienas savo kalba. Namas 5 aukštų, iš 14 namo laiptinės butų, 6 gyvena vienišos moterys, 2 vieniši vyrai. Paskutiniu numeriu pažymėtam bute gyvena vienišas vyras su vieniša mama invalido vežimėlyje. Vienas butas jau seniai negyvenamas, bet 5 aukšto 41, kurio visi langai yra saulėtoje pusėje, gyventojai nuolat keičiasi.
retai susitinkame. Įtariu, kad aš ne viena prieš išeidama ilgai klausausi laiptinės tylos. Bet namuose plonos sienos ir įtrūkusios grindų dangos, pro jas skverbėsi kvapai, garsai ir kartais net skysčiai iš nutrūkusių vamzdžių. Pro juos prasilaužė kaimynų balsai. Aš juos pažįstu, nors nežinau, kuris kam priklauso. Jie valandų valandas kalba telefonu, jie verkia, jie groja tą pačią dainą daugybę kartų ir dainuoja kartu garsiai. Jie kepa žuvį, troškina mėsą ir rūko, arba laukia savo vienišų svečių, užtiesia stalus. Vėliau naktį ritmingai alsuoja ir aimanuoja. Jie palieka šunį vieną visai dienai. Žinau ir šuns balsą. Jie tyliai slenka pro laiptinę, palikdami ilgai išliekančius kvepalų debesis. Aš juos skiriu, nors nežinau, kas kam priklauso. Turiu tvarkingus ir gerus kaimynus. Jie negeria ir nesimuša, nešiukšlina bendrų patalpų. Niekada negirdėjau jų garsiai juokintis. Aš pavargau karalių, raškyt rojaus obuolių, bėgioti smilgomis. Man atsibodo žaisti karą, žaisti meilę ir namus. Gal ateis toks laikas, kai nebepavargs, kai ištelės sena kumelė mano ausyje, obuoliai nukris. Aš nežinau, kada tai atsitiks, bet vieną rytą tu mane, kai obuoliai nukris. Aš nežinau, kada tai atsitiks, bet vieną rytą tu mane pažinsi. Vieną rytą aš tave pažinsiu. Bet aš nežinau, kodėl tai atsitiko, kad vieną rytą saulė netekėjo ir nepabudo paukščiai ir aš nepabudau. Skaitimus tęsia viešnia iš Klaipėdos, dailininkė, poetė, tiesiog universali rašytoja, kadangi rašo ne tik suaugusiems, bet ir vaikams. Daiva Molytė Lukauskienė, ir kadangi jis skaitys jau išmatyto ir trumpai pristatyto tarptautinio almanacho
labai prašytų savo kompaniją Janą Eglę, kad ji perskaitytų jos eilėraščių vertimą į latvių kalbą. Dieną. Iš tikrųjų gera viešėti čia, esu pirmą kartą. O Stasį Jonauską prisimenu labai gražiai, poetiniuose Druskininkų rudenyse kartu teko buvoti ir Stasys Jonauskas rašė rekomendaciją man, kada aš stojau į Lietuvos rašytojų sąjungą. Ir labai gera būti čia, jo gimtinėje, apie kurią tarsi girdėjau iš pasakojimų, bet niekada nebuvau. Dabar paskaitysiu keletą eilėraščių iš šito almanacho. Ar jie man padės, ar ne? Mugė Aliejui. Pavasarinės prekyvietės baltais stogais pripildo pėsčiųjų gatvę šiame laikiname mieste. Laikinojoje sostinėje laikini žmonės parduoda mėsą, alų, aliejų, riestainius, saldumynus, suvenyrinį laiką ir papuošalus, parduoda viską, ką tik galima pirkti. Pro šalį besirianti, šurmuliuojanti ponių ir ponų minia klega įvairiausiomis šnektomis, pasaulio kalbomis. Šiame mirgėjime susitinka mūsų akys, mūsų žvilgsniai sunkiai atpažįstami. Ir sproginėjantis atspindžiai languose, modernizmo viešbučiuose girdžiu dainuojančius Antaną ir Danielį. Tarytum kviestų Onytę pašaukti. Pavasaris skleidžiasi teatro žiedais ant įkomponuotų prekystalių. Egle, tikit čia kur? Gada tirgus alejā. Pavasara gada tirgus baltām nojumēm piepilda gājēju ielu. Šajā pagaidu pilsētā, pagaidu galvaspilsētā gadījumi cilvēki pārdot gaļu, alu, eļļu, barankas, saldumus, suvenīrus un kādas rotas lietas. Pārdod visu, ko vien iespējams nopirkt. Garām slīdošā trokšņainā dāmu un kungu drūzma tērgā visādās pasaulē runātās valodās. Šai ņirboņā satiekas mūsu acis. Mūsu skatieni ir tikko atpazīstami, gluži kā eksplozijas atspīdumi modernismu viesnīcas logos. Dzirdu dziedām Antānu un Danielu, itin kā aicinot Onīti uz dēļu. Pavasars bārstās teātra ziediem pār sagulētajiem stendiem. Miesto autobuso vairuotojas negali pakęsti keleivių. Labas rytas, laba diena, labas vakaras, uždrausti žodžiai jo kietai suspaustose lūpose. Gipsiniai veidai, apšepusios barzdos. Vairuotojas spaudžia greičio pedalą. Vairuotojas spaudžia stabdžių pedalą. Stovinčios moterys krenta į bulvių pilni maišai ir rieda į nežinę tarytum į kitą pasaulį. Ten išveža vienas vienintelis miesto autobusas. Garsiai skambant gedulingam maršui dvejonės pripildo nenusakomą erdvę, o pikti kontrolieriai pilkais drabužiais įsakmiai paliepia išnešti kūnus ten, kur tenka sumokėti baudą. Naujųjų metų rytą naujas kvitas, išrašomas visiems keliaujantiems į nežinę, visiems išvykstantiems. Pilsētas autobusu vadītājs nevar ciest pasažierus. Labrīt, labdien, labvakar, viņa cieši saknieptajām lūpām aizliegti vārdi. Seja kā no ģipša, paplukusi vārdi. Vadītājs nospiež gāzes pedāli, vadītājs nospiež bremžu pedāli, stāvošās sievietes krīt kā pilni kartupeļu maisi un ieruko nezināmajā, itin kā citā pasaulē. Tur vēd viens vienīgais pilsētas autobuss. Skaļi nogrāndot sērmašam, vaidi aizpilda nenosakāmo telpu. Dusmīgi kontrolieri pelēkās drānās skarbi norīko iznest ķermeņus tur, kur nāksies maksāt sodu. Jaunā gada rītā jaunas krītas tiek izrakstītas katram uz nezināmo ceļojošajam, visiem aizbraucošajiem.
Ir dar viena paskutinė. Ji būtų buvusi ištikimiausia kunigo žmona, jeigu kunigui būtų leidę tuoktis, kurti šeimą, auginti vaikus. Ji būtų buvusi būtajame laike ir virusi balandėlius iš kopūsto užauginto jos motinos darže, jos senelės lysvėje, jos prosenelės širdyje. Kopūstas sukrovė žiedą ir provaikaitis tapo žmogumi su gintaro kryžiumi ant kaklo. Jeigu būtų leidę, jeigu būtų kūrę ir sukūrę amžinąjį gyvenimą, dabar ji verda balandėlius savo ištvirkusiam balandėliui, kuris tik apsimeta ištikimų nuolankių tarnų, pardavinėjančių jos kūną ir kraują gatvėje. Čia paskutinis. Jā, viņa man bijusi, jā. Es pateiktu latviešiem, balandēļis ir balandēļis, latviski ir balodītis un kāpostu tīteņi. Tur fonētiski nav tas, kā jums skanēja, ja? Viņa būtu bijusi uzticama priestera sieva, ja priesterim būtu ļauts precēties, dibināt ģimeni, audzināt bērnus. Viņa būtu bijusi tajā laikā un vārījusi balodītim kāpostu tīteņus no savas mātes dārza augušiem kāpostiem, viņas vecmāmiņas dobē, viņas vecvecmāmiņas sirdī kāpostam aizmetās zieds. Un mazmazdēls kļuva par vīru ar cintara krustu kaklā. Ja būtu ļauts, ja būtu izdevies iemantot mūžīgo dzīvošanu. Tagad viņa vāra kāpostu tīteņus savam izvirtušajam balodītim, kurš tikai izliekas par uzticīgu pazemīgu kalpu un pārdod viņas miesu un asinis uz ielas. Dar liko svečių iš Latvijos ir dabar norėtųsi pakviesti poetą, fotomenininką, labai originalų kūrėją Valentinas. Tai yra jo pseudonimas, jo tikras vardas yra visiškai kitoks. Bet pseudonimas iš tiesų yra labai romantiškas, tai to tikrojo vardo turbūt ir nereikia. O kas geriau galėtų išversti jo vyriškus ir siurrealistinius eilėraščius, jeigu ne Edmundas Suntulis. Kails kalna kumbrs pārķēmē matus, tikai šķemmes, upes likumā iesaust kā agurs rīta pakaus. Kails kalna kalns, kā pelēks zils rudens ietis sirdī ar asu pirkstu. Pulsē līnijas plaukstās, netic ne vārdam, skaustam pārvalkas vēji, ziemeļi nāk tikai vēlāk. Mēs, divi noklīduši pilsētas vēri no reigušo bara, melnbaltas fotogrāfijas zābak līdz celim un melnas naglu skropst. Mēs, pamesti veļas gabali -6 pēc Celsija, mēs, tramvaja biļeti, nenopērts vainas atslēgas. Mēs uzrakstu uz ielas stūri, zai, es tevi mīlu, tālāk tikai betons iela un ieplēsts avārijas stikls. Un pamesta pērlis asnak, diadēm ir tikai viena. Kails kalna kauls, plaukstā kā fosīlijas, tava balss ir man samulets, aizvien tās ir par mazu, acis nodod, acis izsāp un sarājuši čokurā, upes grunts, kā klavesīns par malai pārskan rīts. Kails kalna kumbrs, mēs, krūškurus no krūškuru taisni pa vidu projām, joprojām esam tik dzīvi kā novēnturs, auga dievība nosalūšajos pirkstu galos. Čia dabar įsivaizduok, lietą skaitysiu, bus vaisa daug paveikslų. On ir kā dailininks, poezijas dailininks. No plikis kāvas prāns, pāršuku plaukus,
Tik ta atplaišas upės vingė iššal lygo ankstybam rytmetį patkala. Nuplėkis kalną kalnus, lygo pilka mėlės radaus smaigteisiai širdis mailų perško, pul saulėniais delnus, neteka neišžuodęs. Spronda užklovėja, šiaurė ten kiek vėliau, vedo dūmų plydino, svaigus rujos miestas žvėris, nespalvotos portigrafijos, batalininkėlių ir jaudas blakstienų vynis. Vedo pamestas kalbinių gniužulą, -6 pagal Celcijų, veda tramvajaus biliotą, nenupirkti laimės raktą. Vedo užrašus ant gatvės kampas Zuikė, aš tave mylo. Toliau tik betonas gatvė, bei įskeliant akvarium steklus, numesta perva ašaką diademą ir tik tas veina. Pleks, kalno kauls, delnas delnių lygių fosiliais, tavo balsus ir monamulets, bulatinus pod mažas. Akis išdauda, akis iškent sopulius, jie susivėja ir raukšlis, o pažvelgs lygių plavės tims už grajai. Rytmetis parka pakraštė. Nuplėkis, kalnas, praunas, vedo krūtėnis kriežis, per krūtėnis kriežiaus teisė par vedurį, vis dar esam tokie gyvi, kaip kulapkristis su stabų dievukų statulėlėm nušaldusius galvus. Ir rudens, bet upes vietā tikai laulību redzams, smags akmens tilta, margās bez provas. Debesis kā plauksts iekšpus izlīst joprojām uz āru, un acis tik ierasti klusē. Liedegās zivis metas pret krastu, putnu nagos virs sarmocis zvīņas, tikai rudens, nevienas zvaigznes, ziemeļu puslodi plaisākā dzīve. Jā, smiltīs rakstīti burti, neviena vārda, sabiezēm migla un klusums kā rēta, vai mūsu aiziešana. Rudens, gabaliņš zvaigznāja, gabaliņš pēris šķembis uz pirkatgaliem pastiepis manas meitenes roka. Tajā krastā upē aiz miesas, aiz salmas plosīti salda auga. Tajā krastā, kur mūsu nesatikšanos plosu uguns suņi, ir rudens, bet pāri vientuļa dārzam malai lido iedoma ērti. Viens izknābis serdi, cits aizsedz sauli, upes vietā laulību, kur redzams. Smags akmens tilta margās bez provas, rietumi pulsē, rietumi plīst, tikai horizonts ir vieta uz zemes, kur satiekas mūsu rudens telpas. Tikai rudens, tikai horizonts, tikai elpa. Tā pas mums ir poezijas pavasaris, pas mums ir poezijas rudens. Ir Valentins daudz raksta par rudeni. Jau rudeni. Po opes veito tik šļūbiņi žeit, sunkus akmau tilta turieklus beprabas, dongos lyvedien delna pocīt, rakštingla augunvo akis nogne priprasta tyl, pliažė žuvis veržas par krontą paukščiams teisė įnagus blizgėdamas apšalmojus žvinas, tik tas rodo niekieno žvaigždė šiaurės pusrutulės keldėlinkų gyvenims. Nuoja, smiltės užrašytas raidas, neveina žodė. Sutirštėna buvo tyloms lygurėtis arba kaip mūsų išėjėms. Rodau žvaigždynų gabalėlis perla šokis, un perštų galėlių šau mažos mergėlis runko, tame kronte ant upės kūną nokst šalmo sukundžiuot saldė vaisė, tame kronte, kur vedams nesusitikimą, plėša ugniai šūnį. O, jau rodau, o palei vienišiaus sodą pakraštį lakios svajonę realią, veicišką po šerdį, kels uždengt saulį. Opės veito šliūbinis žeidis, sunkus, akmau tilta turėklus beprabas, vakarą pulsuon, vakarą suplyš, tik ta horizonts ir ta veitum žemės, kur susitink vedams rudeniais erdvės. Tik tas rodau, tik tas horizonts, tik tas alsavėms. Henita Kupianska gyvena arčiausiai mūsų rajono,
arčiausiai Lietuvos, Latvijos ar Latvijos ir Lietuvos sienos, bet pas mus poezijos pavasario renginyje dalyvauja pirmą kartą. Tad ir norisi pakviesti Henitą Kupianską, kad paskaitytų 2 savo eilėraščius originalo, tai yra latvių kalba. Teko garbė tuos 2 eilėraščius su Laura Jaruma išversti į lietuvių kalbą, tad aš paskaitysiu. Tu redzēji mani brienot rīta rasu, ar dvēseli tukšu, gluži kailu basu. Tu runāji klusi, vārdi maigi skāra, tā pārtraucot sūrsmi, ilgus gadus krātu. Tu balstīji mani, citi gremdēt centās, ar skatienu mīļu možai celties liki. Tu rādīji tālē ceļa posmu gaišu, tur izgaisa sūrums, jūtu draugu plecu. Tu atraisi mani, dodos tālāk brīvi, ar mirdzošām acīm raugos dzīvē. Tu brīvība mana, smaidu sejā dedzi, vairs nejūtu smeldzi, mīlestību devi. Tu man. Tu regėjai mane braidant rytų rasą. Tuščia siela, visiškai nuoga ir vasa. Tu kalbėjai tyliai, žodžiai lieti švelniai, numaldi liūdėsi, kaupta daugel metų. Tu mane palaikai, kiti bandė skandinti. Žvilgsnių meilių privertė žvaliai pakilti. Tu man parodei kelio atkarpą šviesę. Dingo liūdesys, pajutau draugo petį. Tu išlaisvinai mane, aš laisvai einu, į gyvenimą spindinčių žvilgsnių žiūriu. Tu laisvė mana, degi šypsena veide. Aš nebejaučiu skausmo, man davei meilę. Nav ko uztraukties. Zemos ķirškoka zaros sāk jau sārtoties ogas. Pēc tām pastiepjas roka, nozūd mutē ņem ņem. Sauc no tālienes tētis, nēd bērns vēl zaļas tās, kauliņš arī jāņem ārā, sāpēs vēders, koks augstajā. Ko nu tēt tu raizējies? Vai pērnais gads aizmirsies? Jau tad es visus kauliņus no ķiršu ogām izņēmu. Nėra ko nerimauti. Žiemos vyšnių šakose pradeda rausti uogos. Ranka tiesiasi jas, dingsta burnoje, niam, niam, niam. Tėti šaukia iš tolų, nevalgyk, vaikeli, jūs dar žalius. Ir išimk kauliukus, skaudės skrandį, jame išaugs medis. Ko nerimauji, tėti? Ar pamiršai, kai buvo pernai? Net ir tada visus kauliukus išėmiau iš vyšnių uogų. Ačiū. Noriu dar vieną dainą padainuoti pagal Dalį žodžius. Omžens vaks. Man saka, ka krioktelė moka, ka plytos per išdaužtą longą atvožė, ka plėstikė šuo, nukvietkas į padegtą dom.
už batą. Man saka, bet aš negirdėsiu, juk kiek čia tuo čiesa belieka, į sparnų, į skrynę nedėsiu, ištiščiu į akmenį pleką. Keliakte, ta švilpis su vėjų laikė, tavo pirštas už batą. Keliakte, ta švilpis su vėjų laikė, tavo pirštas už batą. Bet aš bent žinuosiu turėjau, kuo daug kas šiam sviete nerado. Tarptautiniai Stasio Jonausko skaitymai priartėjo prie pabaigos. Tarptautiniai, iš tiesų tarptautiniai, nes skambėjo net 3 kalbos - latvių, lietuvių ir žemaičių. Kviečiu čia visus programos dalyvius, visus skaičiusius ir iš Latvijos, ir iš Lietuvos, kad jie įsivežtų iš čia poezijos pavasario ir poezijos simbolį. Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešosios bibliotekos darbuotojos auksarankės Silvijos Puškorienės specialiai šiam renginiui pasiūta paukštelį. Kiekvienam paukštelį prašom, ateikit, sustokit. Kad visi ateikit, Dainiau ir tuotai. Teplė tylė, Dainiau. Živilė. Režisierius. Saka skaitė. Tam mintina mokėga prie jį skaityti. Aš užleidau, man dabar aš kad tik norėjau, kad daug žadėdavau galvos. Va, kas tas toks? Kaip jau buvo minėta, šis tarptautinis renginys vyksta iš tikrųjų be valstybinių, be regioninių, be rajoninių finansavimo. Jį organizuoja, kaip visada, Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius, Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešoji biblioteka ir šiemet nepaprastai dosnus partneris yra Gėsalų kaimo bendruomenė. Tad kviečiu, norime nuoširdžiai padėkoti šios bendruomenės pirmininkai Birutei Karičkienei. Ir be jokios abejonės visą renginį įamžinusiam Juozui Černeckiui. Kas toliau išvežėtis? Dabar, aš manau, turėtų skambėti jau paskutinė Živilės Mackevičiūtės daina, su kuria atsisveikinsime, išsiskirsime iki kito poezijos pavasario, palikdami šią vietą ir susirinksime pasikalbėti prie vaišių stalo, prie kavos arbatos, kaip ir priklausytų kūrėjams ir jų besiklausiusiems. O dabar paskutinė daina. Paskutinė daina pagal Vytauto Mačernio laišką Bronę Vilčiūnaitę.
Nežinau, kodėl šiandien toks pavargimas. Sukaustė protą ir jausmus apūkida, nors tūkstančios epochos pasaulį man prasmingas ir gražus. Todėl mokėkime gyventi, nors ir tūkstančiose formose mes patys esame šviesa, mes patys esam saulė. Mes patys esam saulė. Mes patys esam saulė. Mes patys esam saulė. Neįmanuokim jai aplinkui. Ir ką aš padarysiu, ką aš padarysiu, jeigu man žibinta silpnai šviečia. Todėl mokėkime gyventi, nors ir tūkstančiose formose mes patys esame šviesa, mes patys esam saulė. 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 Mes patys esam saulė ir to neužmirškim. Šio renginio organizatorių vardu nuoširdžiausiai dėkoju visiems susirinkusiems. Ir poetams iš Latvijos, ir poetams iš Lietuvos. Be jokios abejonės garbėjai mūsų vietiniai ambasadoriai. Be jokios abejonės dainuojamąją poeziją mūsų renginį papuošusiai, nuskaidrinusiai, bardei, Sauliaus Mykolaičio premijos laureatei Živilei Mackevičiūtei, naudodamasi progą primenu. Poezijos pavasaris iš Skuodų rajono dar neišskrido. 27 dieną, 18 valandą visus kviečiame į šauklius, į tradicinius Vytauto Brenciaus skaitymus po Klajonių ženklų, kadangi matome didelę prasmę išsaugodami atminimą ir populiarindami kūrybą tų, kurių nebėra. Tikrai kviečiame išgirsti ir jo primirštos kūrybos, ir kūrybos Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus narių, o taip pat Skuodų literatų klubo Nojus narių. Tai yra tas renginys, kuriame šalia vadinamųjų profesionalų skaito ir vadinamieji mėgėjai. Kadangi tos savokos profesionalai ir mėgėjai yra labai diskutuotinos, nes profesionalas turėtų išgyventi iš savo kūrybos, o kaip žinome, Lietuvoje tikrai taip nėra, tai nesigilindami į tas savokas visus kviečiame į Vytauto Brenciaus skaitymus po Klajonių ženklų, o dabar visus kviečiame į kitą patalpą, kuri yra visai netoli, čia už sienos. Pabendraukime, pabūkime. Pavasariai praeina labai greitai ir jie nesikartoja. Kiekvienas pavasaris būna kitoks. Ir nei vienas nežinome, kiek tų pavasarių liko. Džiaukimės jais. Svarbiausia, kad ne už lango, o širdien pavasaris.